Atėnuose, nu, karšta labai. Lėktuve buvo taip vėsų išeini ir kokia karščia banga. Išėjus iš oro uosto, ten kilsime viršų į traukinį. Atėjus į stotį, va čia nusiperkam bilietėlius į traukinį. Sėdame jau į traukinį, tai šiaip nežinom, ar į tą, bet manome tą pasiklausėm pas vieną merginą, ar šitas važiuoja į centrą, tai sakė, taip, važiuoja į centrą, tai žmonių nemažai. Ir už traukinio bilietėlius mokam žmogui 9 eurus iki centro. Bandysim pagal mapsų žiūrėdami, važiuoti ir pradėti maždaug išlipti. Va taip pastebėm, kur mums reikės persėsti. Jeigu Google Maps'u susivedėm savo viešbutį, kadangi traukinys netoli mūsų viešbučio sustoja, tai mums reikės tik tai perlipti šitam sustojime ir toliau važiuosim savo. Paskui dar 5 minutės baisim ir būsim viešbutį. Atėjome persėdimo stotelę, tai į Pirėjaus pusę. Pirėjus yra uostas, tai va mums link uosto. Kambarys vienai nakteliai, su veidrodžiu daug. Kaip už 30, kiek čia 9 sumokėjome eurus už vieną naktį, taigi visai gerai. Atsisėdame pirmų pietukų, tai aš užsakiau kaserly, tai nežinau, kažkokia mėsa su duonelė bus, o Andresas užsisakė mėsą su jogurtu, jautienos jogurtu didžiais. Ėjom link uosto, ir kadangi iki uosto labai gan toli eiti, tai sustojom pasimaudyti į paplūdimį. Paplūdimys toksai akmenukų, įlipti labai sunku. Vanduo tikėjausi, kad bus šiltesnis. Aišku, kai įlendi apsipratini visai nieko, bet šiaip tik į lauke ten 38 laipsniai, tai vandenuko tikėjausi šiek tiek šiltesnį. Bet atsigaivinom, atsivėsinom ir toliau eisim ieškoti uosto. Uostą susiradome tam, kad pasižiūrėti, ar kokie nors laivai plukdina į salas, bet viską, ką radome, kainas ant kioskelių buvo labai didelės, todėl nusprendėme šį kartą leisti laiką pačiuose Atėnuose. Nu ir pirmos dienos karštam vakaro užbaigimui. Užsisakėm spiritą šalia viešbučio, niekur neradom centriuke Pirėjusio kokteilio. Ir dabar va prie pat viešbučio, kitam turbūt viešbutį. Užsisakėm spiritus, padarė labai skanius, tai dabar mėgaujamės. Labas rytas iš Pirėjo miesto. Tai va, atsikėlėm, susiruošėm ir dabar užsibukinom viešbutį prie jūros, tai nusprendėm, kad visą laiką šią kelionę mes leisim prie jūros, nes karšta labai, tai kad neperkaistume, apkeliausim į įvairesnius paplūdimius. Tai dabar keliausim į vieną paplūdimį, kuris peškom, paskui su autobusu tramvajum važiuosim į savo viešbutuką, kur užsirezervavom, ir ten šalia jo turėtų būti daug gražių paplūdimių. Temperatūra, kiek čia dabar jau 11 valandų, tai yra 34 laipsniai. Man tai fain. Autobuso bilietėlius pirkom matame kioskelėje.
1,21 bilietėlis, kiek galioja, tai nepasakė, nes angliškai kalba. Bet va, kioskelė tiesiog, nes pačiam autobuse neparduoda bilietėlį. Jau atėjom viešbutį atvažiavom, tai nuo viešbučio pusvalandį su autobusu ir vieną stotelę pravažiavom. Tai dabar parėjom peškom ir laukiam, nes mūsų kambarys dar neparuoštas. Na va, viešbutukas paprastas mūsų kitai nakteliai. Bet turime vaizdą į jūrą, šiek tiek į kelią, aišku, bet ir į jūrą, va ten toli matosi. Sakė Musaka, tai pasibiški šildyta tokia. Aš įsisakiau graikiškas salotas, kvepia labai skaniai, tai ragausim. Nu, atėjom prie jūros pagaliau. Tai fainai. Tai sumokėjom žmogui 10 eurų. Nu, tai per abudu 20 eurų sumokėjom. Va čia va yra gultai ir skėčiai. Ir kur randi vietą, va daleiskim šitas irgi laisvas. Kur randi vietą, ten ir pasiėmė. Tiesiog. Papildomo mokesčio, kai va dabar privačiam tam buvom nuėję klube, tai įėjimas 15 eurų žmogui savaitgalį, tai per abudu 30 eurų sumokėtume ir plus nuo 40 iki 50 eurų du gultai ir skėtis, bet tuo momentu jau neturėjau laisvų jų, tai ėjom toliau kur ieškoti ir radom labai fainą vietą, vanduo žydras, pasimaudytis. Gerai, tai dar kartelį rodau. Čia yra ir gelbėtojai. Ir va ilgas paplūdimys. Yra dušai. Ir toj eisim pasižiūrėti, kokios persirengimo kabinos. Va, persirengimo kabinos tokios paprastas, tik reikia pažiūrėti, kad žmonių nebūtų. Tai pasirodo, per anksti apsidžiaugiam. Tai įsivaizduok, šitoj vietoj susimoki tuos 20 eurų dviem žmonėm, 10 eurų žmogui. Ir tos mėlynus gultus gali kur nori ten dėtis. Yra tokie patys ketukai, gali paeis ir panašiai. Čia pereini kelis metrus. Ir šiti gultai ir sketukas kainuoja 70 eurų. Nu, minus įėjimo mokestis, nu, tai grubiai 50 eurų. Tai, nu, nežinau, mes dar pasiklausėm, ar čia viskas gerai, kur norim ten einam, sako, jo, kur norim ten einam. Ir ką jūs galvojat, prie moterytę ir sako, kad ne, žiūrėk, čia tai jau šituose, tai reikia susimokėti 70 eurų. Pagalvojom, kad ką mokėti 7 eurų, jeigu per 2 metrus gali nemokėti 7 eurų tiesiog. Tai va, tai dabar atsigulėm čia po medeliais, nes patys ketukais nėra vietų. Ir gulim toliau, sau laimingi, nesusimokėję tų 7 eurų. Išvykstame jau šitą paplūdimio, pasibuvome, prisimaudėme, oras super, keliaujam toliau, gal ten tolyn į kalną, pasižiūrėsim, ką ten rasim kažkur pavalgyti ir panašiai, tai norėjau jums dar tik daleiskim, ant kiek visas paplūdimys. Ten yra nemokamas paplūdimys, čia yra mokamas už 70 eurų, čia yra, kur mes dabar buvom, 20 eurų, nu, du gultai ir skėtį skaitom. Ir ten yra tokie patys namukai, nu, tie skėčiai vadinami. Ir tik jau už gultus, kad paturbinti moki 70 eurų. Tai
Vanduo tas pats, pakrantė ta pati, vaizdas labai gražus tas pats, tik tai kaina skiriasi ant daug. Tai va, o mes dabar va, šitus turėjom pirmoj linijoje pasiėmę, atsilaisvinom, pamatėm, atėjom ir čia turėjom tokį vaizdą šiandien. Atkeliavome papusryčiauti, užsisakėme mimozas ir espreso kavytės. Sakėm pusryčių lėkštę 2, tai duonytė, blineliai, bandelės, kiaušinienė. Ragausim. Keliavom į Kalamaki beach ir dabar ieškosim, kur apsistoti. Tai čia yra nemokamas paplūdimys ir žmonės va taip nuo akmenų. Čia yra nemokamas paplūdimys. Žmonių jau labai daug nuo pat, sakyčiau, ryto, bet 2:30 dabar jau. Gultų paieškoje. Tai nelabai randa vietų iš tikrųjų, kur galima gauti gultus ir skėti. Tai vienam paplūdimio klube radom, kaip radom, liepė laukti eilėj, kol atsilaisvins, o turi būti kelias minutės palaukti, tai laukiam kurį laiką ir neradom, dabar ieškom per kitus. Tadam, pagaliau mes turim gultus, apėjom visus paplūdimio klubus ir mokamus ir, nemokamuose mes visada į keliones vežame šiaip vieną rankšluostį. Tai jeigu tiesis ant žemės rankšluostį, tai reikėtų tada pirktis rankšluostį ir šiandieną mes su kuprinėm. Nes viešbučio dar neišsinuomavom, tai galvom, kad ir šiaip gerai turėti yra kažkokį skėtį, nes karšta tai tikrai yra, tai kad pasislėpti į pavėsį, tai labai gerai. Tai dėl to tie vieši biški atkrito mum, o privačiuose nėra gultų. Tu gali įeiti, būti ten bare, būti ant smėlio gulėti, bet tai koks tikslas tada gulėti ant smėlio, jeigu tu gali nemokamai gulėti. Tai ir paskutinis radom va tokį va, su tokiais ketukais, irgi nešioja gėrimus, kokteilius. Tai šitie mum gultai ir fainas šitas skėtis iš palmių kainavo 12 eurų žmogų. Andresas nuėjo su burlente paplaukioti, pasimokinti. Ėjau papilmuoti, bet nusprendžiau labai arti neiti, nes tiesiog jie ten toliau nuo kranto mokinasi, tai nėra tikslo. Todėl grįžtu prie savo gultų. Šiandieną mes įsikūrę šitame ir eisiu pasimaudyti. Po 7:20, dabar jau vakarą, pas mus Lietuvoje tai dažniausiai žmonės pradeda skirstytis tokiu laiku. Čia pridaugėjo dar žmonių. Prisirinko labai daug, nežinau, kad gal ar karštis taip nuslūgo dienos metu, ar šiaip jau vakarėlio toksai vaibas. Muzika garsėja, žmonių daugėja. Viešbutį taip pat užsisakėm ne taip senai, prieš kokią valandžiuką. Šiandien užsisakėm Atėnų centre. Tais autobusu po paplūdimio keliausim į Atėnus. Tenais, kad pavakarieniaut, pasivaikščiot. Nors jau esam buvę Atėnuose prieš metus laiko, bet labai norėjau vėl juos aplankyti, vėl pamatyti, vėl pasivaikščioti senamiesčiu, tai keliausim tenais. O ryte vėl planas yra atvykti čia, į paplūdimį. Po 8 dar judesys vis vyks.
bilietėlius reikėtų pirkti autobusų stotelėje tokiuose aparatuose bilietėlių. Keliavom į Atėnus, dabar einam ieškoti, kur pavalgyti. Daug kavinukių visokių. Aš labai noriu ant laiptų prie Akropolio. Tai einam dabar link ten. Tai Andresas užsisakė stifado, tai jautienos su bulvytėmis. O aš užsisakiau su blakė. Šašlyką jų vietinę. Rem vakarieniauti. Tai maistas čia labai skanus. Ir vaizdas, ir maistas. Į šitą kavinę mes rekomenduojam. Nepalyginti su pirmą vakaro kavinę, kai maistas nelabai patiko mum. Na, čia daug labai mėgstam dalykų, bet ten tada buvo duona nepakepus ir panašiai. Tai čia labai skanu, gardu ir vaizdas gražus ir dar kaina gera. Nakties Atėnuose, o tiek žmonių veiksmas verda, už tai mums Atėnai ir patinka. Ar naktį ar dieną visada čia už žmonių ir rasti ką veikti. Barėlis dar vienai naktėliai. Veidrodis, televizorius, ko daugiau gali reikėti. Spinta. Balkonas su miesto vaizdu, taip vakarinis atrodo. Liekame viešbutuką, keliaujame ieškoti pusryčių ir susirasti, iš kur vakare galėsim nuvažiuoti į oro uostą. Pasiritukai, paskutinieji turbūt Atėnuose. Tai aš užsisakiau graikišką omletą, man taip atrodo. Andresas užsisakė kiaušinį su bulvėm, irgi taip atrodo. O čia yra Fredo espresso pas jos kavytė, didelės šaltas espresso. Šiandienos mūsų, va taip, poilsis. Andresis ten maudasi kažkur. Tai negali sėkmė lankyti kelias dienas iš eilės, tai šiandieną mes negavome skėčio ir gultų. Atvažiavome apie pusę pirmos, apie pirmą kažkas tai tokio ir viskas buvo jau užimta. Vakar tokį laikų radom, šiandien jau nebe, sekmadienį daug daugiau žmonių, šiandien tikrai ir tose viešuose paplūdimiuose labai daug žmonių, daugiau negu vakar. Ir tose privačiuose, žinoma, jeigu viešuose, tai ir privačiuose daug žmonių. Tai ant saulės nesinorėjo labai kepti, nusipirkome skėtį 15 eurų, kad svarbu ir kuprinės nebūtų ant saulės. Tai va, tai nusipirkom, pasitėsiam, įsismėgiam į žemę ir dabar sau pramogaujam. Andriuks maudasi, o aš atėjau skėčių pagulėti. Paskutinės mūsų minutės jau prie jūros čia Atėnuose. 7 valandas, o žmonių dar pilna.
Pažiūrėkite, kiek žmonių lanko Akropolį. O mes einam saulės palydėti, bet čia irgi žiūrim, kad daug šį kartą žmogų. Atėjome prie Akropolio saulės palydėti. Čia vienas iš privalomų dalykų, ką turi padaryti atvykęs į Atėnus. Labai gražus vaizdas, miestas skęsta saulėje. Ir dabar jūs pasižiūrėkit, kiek daug stebėtojų. Va. Visas kalnas. Gerai, pasiimsim graikiško jogurto. Tai iš to, kai įdeda jogurtą, užsidėjom braškių ir užsidėjom medaus. Ragausim dabar. Va, jogurto baras toksai. Čia gali ir ledų viską užsisakyti, bet mums smalsiausia buvo graikiško jogurto paragauti ir čia netoli Akropolio nusileidus į apačią. Bet jogurtas ant mūsų parduotuvinio tai nepaliks. Atsisėdom kavinėj paskutinį vakarą, kad su vaizdu į Akropolį va taip pamatosi. Ir išreklamavo padavėjai, kad kils mėnulis, tai va po truputį kyla, lauksim kol užkils viršą. Kadangi pas graikus skurdus su salotom, tai mes va užsakom graikiškų salotų ir chicken souvlaki. Autobuse, tai taip kaip ir rašė, tai turbūt kas 20 minučių oro uostai ir važiuoja, tik tai nuo 2 iki 3 yra pertrauka, kada nevažiuoja autobusai į oro uostą. Tai atėjom, iš karto stovėjo autobusas, šalia veikia bilietėlių kioskas, nusipirkom bilietėlių.